Balandžio 21 dieną 2012 metais Luandoje, Angoloje viešpaties pranašo misijos metu. The year is 2005. Tai yra 2005 metai. 2005. 2005 metais September 27. rugsėjo 27 dieną The Lord spoke to me about war that is coming to Iran. viešpats prakalbo man apie karą, kuris ateina į Iraną. In that conversation, Tame pokalbėje he showed me two missiles. jis parodė man dvi raketas And I see them going and the tail is turning like this. ir matau jas smogiant, matau jas keliaujant ir jų uodega sukasi štai taip. Two missiles. Dvi raketos. And I saw those two missiles. Ir aš išvydau tas dvi raketas, They strike a nuclear facility jos smogė branduoliniam objektui, that is next to a mountain kuris yra šalia kalno, in a desert. dykumoje. And when the two missiles strike the facility, Ir kai dvi raketos smogė tam objektui, the flame, liepsna, the fire that comes out of that strike ugnis, gaisras, kuris kyla po to smūgio, is the biggest fire that the earth has ever seen. yra didžiausia ugnis, didžiausias gaisras, kokį kada nors žemė yra regėjus. That fire, Ta ugnis, it begins as far as east is. jinai prasideda taip toli, kaip rytai, prasideda taip toli, kaip rytai, beveik pasiekianti vakarus. And that fire begins from the earth Ir ta ugnis prasideda nuo žemės and almost reaches heaven. ir beveik pasiekia dangų. And inside the fire, Ir viduje gaisro ugnies small flames like this. matau mažas ugnes, mažas liepsnas, štai taip. Viduje tos didelės ugnies, sako, matau mažas liepsnas, matau. Explosões pequenas. That war must take place. Tas karas privalo įvykti. That war Que aquele guerra Tas karas is so massive. bus toks masyvus. Israel is preparing to strike Iran. Izraelis ruošiasi smogti Iranui. And Iran will strike back. Ir Iranas smogs atgal. de volta. I've seen the missiles coming to strike. Mačiau raketas atvykstančias smogti. The two missiles actually will come from the United States. Dvi raketos iš tiesų atvyks iš Jungtinių Amerikos valstijų. That war is going to be a very, very bad war. Tas karas bus labai blogas karas. Ir tuomet, kada karas buvo baigti, metai prieš viešpats atsiuntė jį tiesiai į Jeruzalę. Viešpats atsiuntė savo pranašą. Eiti ir įspėti Izraelio lyderius ir Izraelio tautą. Taigi, birželio 4 diena, 2024 metai. Jeruzalės miestas Valdorf Astoria. Tai yra viešbutis, jeigu neklystu. Tai matome tą vietą, kurioje vyko susitikimas. Ir iš čia, birželio 4 dieną, davė viešpatės pranašą žinutę. Šalom Havarim, šalom Izraelio tautai. Priežastis, kodėl ateinu į pas jūs Izraelio publiką. Nes Hašem prakalbo su manim apie didesnį karą, kuris ateina į Izraelį. Hašem prakalbo su manim apie poreikį šiai šaliai pasiruošti
didesniam karui. Didesnis karas ateina į Izraelį. Iš Irano. Štai kodėl atvykau į Izraelį pats, kad paskelbčiau štai šaliai, lyderiams ir publikai, jums reikia pasiruošti, jums nereikia būti nustebintiems vėl, dar kartą. Mačiau Dakarą, mačiau 2 raketas, kurios bus iššautos. Štai kodėl Hašem atsiuntė mane pas jūs, kad paskelbti Izraelio tautos publikai, lyderiams ir paprastiems žmonėms, kad yra didesnis karas, kuris ateina į Izraelį. Ir Hašem nenori, kad Izraelio tautos žmonės būtų nustebinti, taip kaip jie būtų nustebinti Gazos karo. Aš esu tas, kuris išpranašavo karą, kuris atėjo į Gazą. Gazos karą, kurį matote vykstant dabar. Dar prieš Liepos 26 dieną 2020 metais per globalinę pasaulinę transliaciją. Ir apie tą karą aš nuėjau pas Izraelio ambasadorius pasakyti jiems, kad pasakytų Izraelio lyderiams, kad paruošti Izraelio tautą karui. Bet dėl to, kad tos instrukcijos nebuvo klausyta instrukcijų, pažiūrėkite, kaip tas karas suniokino Izraelį. Bet šį kartą Hašem prakalbo su manim dar kartą apie didesnį karą, didesnį negu Gazos karą, kuris ateina į šią tautą, ir Hašem pasakė, kad šita tauta privalo pasiruošti karui. Turit pasiruošti bunkerius, turit maistą, medikamentus, ventiliacijos sistemas su biologiniais ir cheminiais filtrais, taigi antiraketinėmis interceptors angliškai raketų ir turite nacionalinės pratybas daryti, kad tauta nebūtų vėl nustebinta, kai šis karas prasidės. Ir tuomet, gegužės 30 dieną, 2024 metų, Jeruzalės maldos pusryčiai. Viešpats prakalbo su manim Liepos 26, 2020 metais. Liepos 26 dieną, 2020 metais. Porą metų prieš įvykstant. Tai yra visur galima rasti internete, YouTube. Jūs girdite mane kalbant apie spalio 7-osios ataką ateinant į Izraelį. Aš sakiau, daugybė raketų smogs Izraeliui. Ir jie bandys sunaikinti Izraelį. Šis dalykas galėjo būti išvengtas. Noriu pasakyti štai ką, deja, išvydau kitą karą ateinant į Izraelį. Yra 2 raketos, kurios yra įtraukiamos. Nenoriu duoti detalių, nes tai yra operacinės detalės. Yra 2 raketos, kurios yra įtrauktos. Žinote, kad viešpats kalba su manim apie viską, kas įvyksta. Yra daug rimtesnis karas, kuris ateina į Izraelį. Štai kodėl atvykau čia. Nenoriu, kad šita tauta vėl būtų nustebinta. Pasakykite Bibi, kad jis paruoštų šalį karui. Šitie įvykiai įvyks. Ačiū taip labai, kad atvykote. Irgi gegužės 30 diena, praėjusie metai, Jeruzalės maldos pusryčiai, gegužės 30 diena, 24 metais. O čia matome birželio 5 dieną. Aš skelbiu 4 pasaulio kampams. Aš skelbiu 4 pasaulio kraštams. Pažvelkite į Gazos pranašystę, kurią daviau. Aš dabar skelbiu didesnį karą, tai vykstant į šitą šalį. Jeruzalė didesnis karas ateina. Matau 2 raketas. Didesnis karas ateina į šitą kraštą. Ir bus žinoma, kad viešpaties burna prakalbo. Pranašystė duota birželio 5 dieną 2024 metais. 1 metai prieš Izraelio Irano karą ant Skopus kalno Izraelyje. Ir taip pat Izraelio Knesete, parlamente. Jis buvo pasitiktas viešpaties pranašas Rabi Jehuda Glik. Jeruzalės Izraelio šventyklos buvusio direktoriaus, šventyklos instituto buvusio direktoriaus Izraelyje, Rabi Jehuda Glik, kuris pakvietė ir priėmė viešpaties pranašą. Matome nuotraukas ekrane. Yra viešpaties pranašo ir Rabi Jehuda Glik.
buvusio Jeruzalės, buvusio Izraelio šventyklos instituto direktoriaus. Ir čia Knesetais viešpaties pranašas sutiko Izraelio parlamento žmonės, atstovus ir įspėjo juos apie masyvų karą. Ir ragino juos ir įspėjo pradėti ruoštis masyviam karui su Iranu. Tai matome birželio 11 diena, 2024, čia birželio 3 diena, jis sutiko atstovus ir narius Izraelio Kneseto, tai yra parlamento Izraelio narius, ir įspėjo juos, kad jie pradėtų ruošti tautą masyviam karui su Iranu. Jis atnešė jums perdavė skubų įspėjimą. Taip pat viešpaties mega pranašas sutiko viceprezidentą Likud partijos gerbiamą žmogų ir išsiuntė jį su staigiom instrukcijoms, kad perduotų jas ministrui pirmininkui. Tai yra Likudo partijos viceprezidentas, kuris buvo įspėtas nuo viešpaties pranašo. Taip pat jisai kalbėjo su armijos žmonėmis, armijos lyderiais ir įspėjo apie artėjantį karą su komanderiais, tai yra vadovais, generolais. Taip pat jisai perdavė žinutę apie artėjantį staigų Irano su užsienio ministro senior attorney of the Ministry of the Foreign Affairs, su teisininkais iš užsienio reikalų ministerijos. Tuomet, kada tas karas pradėjo artintis, štai ką viešpats prakalbo šių metų, 2025 metų, balandžio 4, atsiprašau, tai yra balandžio 4 diena, 2025 metai, viešpats visagalis, prieš 2 dienas prakalbo su manim apie šį karą, Irano branduolinį karą, kuris tuo įvyks. Aš išvydau B2 branduolinius bombonešius, tai bus naktį. Kai jie smogs Iranui, tai bus naktį. Ir kai jie atvyks, jie turi tokią viršenybę ore, jie negali būti pastebėti jokių radarų ar jokių sistemų. Ir kai jie šauna raketas, jų raketos, štai taip raketos išlekia. Štai taip, link jų taikinių. Sako, reiškia šitie lėktuvnešiai, kurias Jungtinės valstijos naudoja šitai operacijai, šie lėktuvnešiai, šie bombonešiai turi galimybę, turi jėgą smogti daugybei taikinių tuo pačiu metu. Bet štai taip atrodo, kaip raketos krenta. Sako, štai taip, tai yra kaip serijos raketų keliauja iš to vieno portalo, iš kurio paleidžiamos raketos. Jie turi 2 bombonešius, kurie smogs Iranui. Irano branduolinis karas tuo įvyks. Ir ugnis, ir gaisras ugnis, kuri bus po to sprogimo, bus istorinė. Tai didžiausias gaisras, didžiausia ugnis, kokią kada nors žemė yra regėjus. Jis keliauja taip toli, kaip nuo rytai nuo vakarų ir nuo žemės vos ne į dangų. Ir ta milžiniška liepsna viduje turi mažas liepsnas, kurios tos mažos liepsnos sudeda tą milžinišką ugnį, milžinišką gaisrą. Ir sako, tada aš supratau, kad yra branduolinis sprogimas, kuris įvyksta Irane. Tas karas tuo įvyks. Ir tas karas įtrauks raketas, kurios turi varinės uodegas. Kurios, sako, aš mačiau jų pelekus, tai, sako, jų pelekai stovi ir jos smogs atominiam branduoliniam objektui, kuris stovi kalno papėdėje dykumoje Irane. Ir nuo pat tada
Aš identifikavau tą branduolinę jėgainę, tai yra Natans branduolinė jėgainė. Bet žinoma, taip kaip Viešpats parodė man, prieš šias praėjusias 2 dienas, sako, kad taip pat bus atakuojamos kitos branduolinės jėgainės. Nes tie B2 bombonešiai tiesiog lis raketomis. Tai bus didžiausias breakout of the war in the earth. Bet taip pat tai trauks Ameriką, Izraelį ir Iraną. Tai bus neįtikėtina. Ką pasaulis išvys, jie nebus regėję anksčiau. Ir sako, tas karas tai bus didžiausias breakoutas, išsprogimas karos. Okay? Major breaking news. Israel has Taigi, launched an didžiulės unprecedented attack on Iran, targeting the karštos country's naujienos, top military praneša leaders, and the CNN. operation very much ongoing. Taigi Izraelis pradėjo beprecedentį smūgį Irane. Ir štai čia matome išpildymą birželio 13 dieną 2025 metų per pasaulinės medijos kanalus kaip CNN ir kitus apie šią ataką, kurią pradėjo Izraelis. Taigi, karštos naujienos. Izraelis atakuoja Izraelio oro atakos. Pažvelkite. Yra momentas, kai Izraelio oro išpuoliai prasidėjo Irane. Tai yra Fox naujienos. Per naktį Izraelis paleido ir kalba, kad Izraelis pradėjo ataką ir taip pat jų taikinyje buvo atominiai objektai. Aš išvydau raketas atvykstant smogti. Izraelis ruošiasi smogti Iranui. Ir Iranas smogs atgal. Tas karas bus labai blogas karas. Karštos naujienos. Iranas ir Izraelis vienas kitą smogia naujus išpuoliai. Ir Irano ir Izraelio praneša. Iranas ir Izraelis smogia vienas kitam naujais išpuoliais. Ir štai matome kitą naujienų agentūrą pranešančią apie šitos. Matome išpildymą pranešystės, kuris prasidėjo birželio 13 dieną 2025 metai. Ir matome, kaip Iranas smogia atgal Izraeliui raketomis. Ir vienas iš taikinių buvo Sorokos ligoninė Beršeboje, kurią smogė. Ir taip pat smogė Microsoft pastatui Berševoje. Aš išvydau raketas atvykstančias smogti. 2 raketos iš tiesų atvyks iš Jungtinių Amerikos valstijų. Aš išvydau B2 Jungtinių Amerikos valstijų bombonešius, tai bus naktį. Kai jie smogs Iranui, tai bus naktį. Ir kai atvyks, jie turi tokią oro viršenybę, jie nėra aptinkami, jie negali būti aptinkami jokių radarų ar jokių lėktuvų aptikimo sistemų. Ir štai atėjo birželio 22 diena, 2025 metai. Kai Jungtinės Amerikos valstijos smogė Iranui. This is
Al Jazeera. Tai yra Al Jazeeros naujienos. Trump says American forces have conducted what he calls very successful strikes Ir on praneša, Iranian kad nuclear Donald facilities. Trumpas President paskelbė, Trump announced kad jie that full pabaigė labai payload sėkmingą bombs were ataką dropped on ant Fordow, branduolinių Natanz and Isfahan. Irano The objektų. U.S. military carried out massive Jungtinių Amerikos precision valstijų strikes armija, on the three key carried nuclear out- facilities, kalba, kad Fordow, Natanz, įvardina and 3 Isfahan. branduolinius objektus, Iran's key nuclear enrichment kurios facilities have been completely and karinė totally operacija obliterated. įvyko, ant kurių karinę operaciją pradėjo Jungtinės Amerikos valstijos, tai Fordow, Isfahan ir Natanz. Ir paskelbė, kad jas buvo, prezidentas kalbėjo apie sėkmingą operaciją Amerikos karinių pajėgų prieš 3 atominius objektus. All in a matter of hours. American stealth bombers and submarines launched a massive coordinated attack targeting 3 key Ir čia naujienų portalai praneša apie taip pat apie tą ataką, kad Jungtinės Amerikos valstijų povandeniniai laivai ir bombonešiai baidu drauge atakavo raketomis Fordow branduolinį objektą ir taip pat šitie povandeniniai laivai taip pat smogė Tomahawk raketomis į šitos 3 objektus Irane. Ir matome, kaip naujienų agentūros praneša, BBC taip pat praneša. Jungtinės Amerikos valstijos praneša, kad taip pat smogė, atakavo Irano atominius objektus ant 3 esminių atominių objektų, kurios yra Irano režime Fordow, Natanz ir Isfahan. Ir tai matome. Ir praneša, kad tai buvo įspūdinga karinė sėkmė. Spectacular military success, pranešė Trumpas. From ABC News World Headquarters in New York. This is an ABC News special report. Breaking news. The U.S. has just completed 3 Dar vienos karštos naujienos, on 3 kurias nuclear praneša sites kita in agentūra. Iran. In a dramatic escalation, President Trump tonight ordering U.S. airstrikes on 3 nuclear sites inside Iran. The targets include the Fordow nuclear enrichment facility buried deep under a mountain that only U.S. bunker-busting Ir bombs štai could reach. tomis bunker buster bombomis atakavo B2 bombonešiai iš Amerikos Iraną, kurie galėjo giliai po žemę užpulti, sunaikinti atominius objektus esančius po žemę kalno papėdėje, taip kaip sakė pranašystė. Ir štai čia matome Twitterio postą, yra dabartinio X, apie Jungtinių Amerikos valstijų prezidento postą, kuriame jisai kalba apie tą atakos, sėkmingą ataką. Štai tą ataskaitą, kurią duoda Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. We start tonight with breaking news as the U.S. has dropped bombs and cruise missiles on 3 Iranian nuclear sites. The president speaking just moments ago saying it was a very successful military operation. Objektai atominiai, sakė prezidentas, yra visiškai sunaikinti. Jis paskelbė, kad jie visiškai sunaikinti. Ir jis vadina tuos smūgius tiems atominiams objektams prezidentas Jungtinių Amerikos valstijų. Tai yra įspūdinga karinė sėkmė. Tai matome originalų socialinių medijų postą, yra X platformoje, buvusiame Twitteryje. US President Donald Trump says America has struck Iranian nuclear facilities. This has just come in now. He's confirmed the attack on his social media platform. He says all Ir dar vienas naujienų portalas, naujienų medijų agentūra praneša,
Jis sako, aš išvydau Britų bombonešius Jungtinių Amerikos valstijų, tai bus naktį. Kai jie smogs, tai bus naktį. Ir kai jie atvyks, jie turi tokią oro viršenybę. Jie nėra aptinkami, jie gali išvengti bet kokio radaro ir bet kokio lėktuvų aptikimo sistemoje. Štai kaip atrodo tie B-2 bombonešiai. B-2 bombers took off under the cover of darkness. Flying in near silence to avoid detection, the bombers, each with 2 crew members and loaded with 2 30,000-pound bombs each, began their 36-hour round-trip flight, made possible by dozens of tankers refueling them in the air along the way. 30 tūkstančių svarų svorio bombos. Group of fighter jets Ir joined štai the matome, bombers as they approached Iranian airspace. Less than 1 hour later, the bombers entered Iranian airspace ir čia and some apibūdina, of the kaip jie jets įžengė į fled Irano ahead, targeting oro any erdvę. Iranian air defenses that could threaten the Ir jų B-2s. ir At jie prie jų 6:40 prisijungė p.m., the US naikintuvai began iš striking Izraelio 3 locations, naktį. dropping 14 massive ordnance penetrators known as bunker busters on Fordo and Natanz, just as Tomahawk missiles crashed down on a third site at Isfahan. Ir taip pat tai buvo jungtinė operacija, kuri buvo prisijungę taip pat povandeniniai laivai Amerikos, kurie taip pat atakavo, girdėjau, Isfahan bazę Tomahawk raketomis. Being refueled in the air before dropping the GBU-57, known as the Massive Ordnance Penetrator or MOP, on targets in Iran. All but invisible to radar, the plane is designed to fly anywhere in the world, penetrate enemy airspace undetected, and drop its payload, all in a matter of hours. This is an NBC News special report. First, the apparent decoys. On Saturday morning, B-2 stealth bombers launching from Missouri flying west. Hours before the B-2s used in the actual strikes headed east. The U.S. deploying 14 30,000-pound bunker-busting bombs for the first time in a military operation. Bombų buvo numesta bunker buster bombų, taip vadinamos angliškai, kurios sveria 30 tūkstančių svarų svorio. Yra The MOPs, as you mentioned, the massive ordnance penetrators, yes, they were used over Fordo, 14 of them. This is the largest, the first time that they have been used in an operational way like this. 13,600 kilogramų. 30 tūkstančių svarų, tai yra daugiau negu 13,607 kilogramai, daugiau negu tiek kilogramų svorio bombų. And it appears that Iran's surface-to-air missile systems did not see us. Throughout the mission, we retained the element of surprise. It took a great deal of precision, ir čia apibūdina Pentagonas, misdirection, and the highest of operational security. Our B-2s went in and out of downtown Tehran, of these nuclear sites, in and out and back without the world knowing at all. Tie bombonešiai atvyko į teritoriją, kur buvo atominės objektai ir išvyko iš teritorijos pasauliui visiškai nepastebint. Tai yra, sako, istorinė operacija. Sako, tie bombonešiai atvyko naktį nepastebėti ir išvyko nepastebėti pasauliui, nežinant apie tai. Sako, šitie bombonešiai atakuos daugybę kitų branduolinių jėgainių Irane. Fordo, Natanz, and Isfahan. Tonight I can report to the world. Šiandien galiu paskelbti pasauliui, kad šitie smūgiai išpuoliai yra įspūdinga karinė sėkmė. Ir tas karas įtrauks raketas, kurios turi varinės uodegas su pelekais, kurie taip stovintys pelekai. Ir tos raketos smogs atominiam branduoliniam objektui, kuris yra kalno papėdėje dykumoje Irane. The historic U.S. military operation complex and choreographed. The nuclear sites targeted, Natanz, Isfahan, and Fordo, buried deep beneath an Iranian mountain.
U.S. submarines firing Tomahawk missiles to hit the Isfahan site. At the same time, a U.S. Navy submarine launched 30 Tomahawk Tuo pačiu missiles metu towards Iran. 30 Tomahawk raketų buvo iššautos link Irano. Very deep under a mountain that only U.S. bunker-busting bombs could reach. The U.S. also, as you mentioned, had submarines off the coast. One of those subs launched about 30 Tomahawks. Those are missiles launched at least one of those sites, Isfahan. At the same time, U.S. Navy submarines fired 30 Tomahawk land 30 cruise Tomahawk missiles raketų, blowing up nuclear sites at Isfahan kurios sprogdino and Isfahan ir Natanz branduolinius objektus. Tai bus šokas ir nuostaba. Tai bus didžiausias, tarsi išsprogimas didžiausio karo žemėje. Iš breakout of the greatest war. Ir čia kalba apie tikslumą. A strike that included the longest B-2 Spirit bomber mission since 2001 and the first operational employment of the MOP, a massive ordnance penetrator. This marked the largest B-2 strike in history. This is the first time that they have been used in an operational way like this. Didžiausias B-2 bombonešių išpuolis istorijoje. U.S. military operation complex and choreographed. For the first time in a military operation, the U.S. deploying 14 30,000-pound bunker-busting bombs. 14 dar kartą bunker-busting bombų, kurios skirtos po žeme išsprogdinti esančiams objektams, bunkeriams. The weapons functioned as designed, meaning they exploded. The trailing jets saw the first weapons function, and the pilots stated, quote, "This was the brightest explosion that I've ever seen." Kad tai yra pats ryškiausias sprogimas, kokį esu nors matęs, taip sakė pilotai. Brightest explosion. Atrodė kaip dienos šviesa. Atsiminkite, ataka vyko naktį, bet pilotas apibūdina, kad atrodė kaip dienos šviesa. Tai buvo pats ryškiausias, šviesiausias sprogimas. Aš šiam prakalbau su manim apie didesnį karą, kuris ateina į Izraelį. Ir aš šiam prakalbau apie poreikį pasiruošti didesniam karui. Pasiruošti. Štai kur atvykau į Izraelį pats, kad galėčiau paskelbti šiai šaliai, lyderiams ir tautai, kad jums reikia pasiruošti, jums nereikia būti nustebintiems dar kartą. Tai čia matome, kaip stotis buvo smogta, tai stočiai Irane, vykstant transliacijai. Tai čia matome Izraelio išpuolius, raketų išpuolius Irane. Ir matome, kaip abi pusės tęsia savo išpuolius, tiek Iranas, tiek Izraelis. Matome pietų Izraelį iškirtusias raketas.
matome ekrane suniokojimus, kurie įvyko po šių išpolių. Taigi, antraštė skelbia, kad Jungtinės Amerikos valstijos launches strikes on 3 Iranian. Kalba apie jų ataką. Kad Irano atominiai objektai buvo sunaikinti. Ir štai matome skirtingus antraštės skirtingų naujienų portalų. Skelbiančius apie šios pranašystės, viešpaties pranašystės išpildymą. Ir taip pat Izraelio išpuoliai nužudė pačius galingiausius, pačius stipriausius Irano armijos atstovus. Ir taip pat vyriausius mokslininkus, Irano atominių projektų mokslininkus, taip pat eliminavo Izraelio pajėgos šių išpuolių metu. O didesnis karas, kuris ateina į Izraelį iš Irano. Štai kodėl atvykau aš pats, kad jūs turite pasiruošti, kad jūs neturite būti nustebėti, kad didesnis karas negu Gazos karas ateina. Ir ką šiam pasakė, kad šitai tautai reikia pasiruošti karui. Reikia pasiruošti bunkerius, maistą, medikamentus, ventiliacijos sistemas su biologiniais ir cheminiais filtrais. Antilėktuvinės gynybos raketas paruošti, prieš lėktuvinės ir taip pat nacionalinės pratybas atlikti, kad tauta nebūtų vėl nustebinta, kai šis didesnis karas įvyks. Šokiruojanti pranašystė Izraelio ir Irano karo. Sako, aš nenoriu, kad čia tauta būtų vėl nustebinta. Pasakykite Bibliją, kad paruoštų tautą didesniam karui. Kalba viešpaties pranašas tiesiogiai, iškalbėjo viešpaties pranašas tiesiogiai iš Jeruzalės. Jeruzalė yra didesnis karas, kuris ateina. Aš matau raketas. Didesnis karas ateina iš tą šalį. Ir bus žinoma, kad viešpaties burna prakalbo. The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities, Fordow, Natanz, and Esfahan. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Ir dar kartą Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Trumpas skelbia apie sėkmingą Jungtinės Amerikos valstijų operaciją ir skelbia, kad Irano branduoliniai objektai buvo visiškai sunaikinti šio Amerikos išpolio, kuriame buvo panaudoti bombonešiai metu.
O čia matome atsakomuosius smūgius. Ir šitas karas tęsiasi. O čia matome video reportažą iš Menengai 1 prabudimo susirinkimo. Ir šiurpą keliantis Dievo debesis atvyko iš dangaus ir uždengė jį. Paruoškite kelią. Kristus grįžta.